Šiandien diena skirta pievagrybiams. Gaminsime labai skanų kreminį grietinėlės padažą su pievagrybiais, kuris puikiai tinka pagardinti įvairius mėsos patiekalus – košės, troškintas daržovės ir makaronus. Taip pat virsime spagečius ir gardinsime pesto ir pievagrybių padažais. Sveiki, mielieji Devijos draugai! Malonu, kad mes vėl kartu. Tad nepamirštam geros nuotaikos ir keliaujam gaminti. 500 gramų pievagrybių švariai išvalome maisto šepetėliu, o po to paprasčiausiai nuvalome drėgnų skudurėliu. Plauti nerekomenduočiau, nes pievagrybiai turi savybę sugerti vandenį, o mums reikia, kad jie būtų sausi. Šį kartą pas mane pievagrybiai pakankamai smulkus, tai aš didesnius pjaunu į 4 dalis, mažesnius per pusę, o visai mažus palieku nepjaustytus. Jei pievagrybiai labai dideli, rekomenduočiau nuimti odelę, esančią po kepurėlę, ir plokšteles, jei jos yra parudusios. Taip pat iš po kepurėlių reikėtų išvalyti. 3 skilteles česnako tiesiog sukapojame peiliu. Labai susmulkinti nereikia, bet ir stambus gabaliukai nelabai tiks. Pilną padažo receptą rasite ir video aprašyme. Vieną vidutinio dydžio svogūną supjaustome smulkiais kubeliais, nes svogūnas padaže turi ištirpti ir nesijausti jo gabaliukų. Pundelį petražolių tiesiog susmulkiname taip, kaip jums patinka. Jos suteiks padažui spalvų ir šiek tiek aromato. Ant česnako užbarstome nuo šakelių nuimtus čiobrelių lapelius. Geriausiai tinka švieži, bet jei tokių neturite, tiks ir džiovinti, o pas mane buvo užšaldyti. Į įkaitintą keptuvę pilame aliejų. Aš naudoju saulėgrąžų, o jūs galite naudoti tokį, koks jums patinka ir tinka kepimui. Ir suberiame pievagrybius. Pirmas porą minučių grybų judinti nereikėtų, o po to kepinsime vis pamaišant, kad tolygiai paskrustų ir išgaruotų juose esantis skystis. Pievagrybiams įgavus gražią rusvą spalvą suberiame svogūnus ir sumažiname viryklės skaitrumą, bet paliekame šiek tiek didesnį nei vidutinis, nes mūsų tikslas svogūnus apkepinti jų nesudeginant. Gardiname porą valgomųjų šaukštų sviesto. Kaip sakoma, sviestu padažo nesugadinsim. Svogūnams suminkštėjusi keptuvė keliauja česnakas ir čiobreliai, kurie puikiai papildo grybų patiekalų skonį ir aromatą. Kvapas virtuvėje. Gaila, kad neįmanoma jo jums perduoti. Na, o kadangi padažas turi būti kreminis, keptuvės turinį papildysime 1 valgomuoju šaukštu miltų. Ir miltus gerai permaišome su pievagrybiais, kad jie tolygiai pasiskirstytų ir apvoliotų pievagrybius ir tuo pačiu sugertų likusią drėgmę. Šiam padažui aš dar naudoju 400 ml žąsienos sultinio. Pas mane jis buvo užšaldytas šaldiklyje. Nors sultinį galima naudoti kokį mėgstate ar kokį turite. Taip pat vietoj sultinio galima naudoti ir virintą vandenį. Aišku, skonis bus šiek tiek kitoks. Pagal skonį skaniname druską ir maltais juodaisiais pipirais, bei supilame 150 ml riebios grietinėlės. Padažą kaitiname, kol jis pradės tirštėti. Ragaujame, kad nieko netrūktų, ir prieskoniuojame, jei to reikia. Aš dalinu padažą į 2 dalis. Vieną dalį paliksiu su grybų gabaliukais, subersiu pusę susmulkintų petražolių ir jis bus panaudotas mėsos patiekalui. Bet apie tai jau pakalbėsime kitame video. Kitą dalį šiek tiek pertrinsiu smulkintuvu ir panaudosiu spagečiams gardinti. Grybų labai nesutrinu, man patinka, kai jaučiasi smulkus grybų gabaliukai. Kadangi padažas dar karštas, tai šiek tiek skystokas. Padažui vėstant jis pradės tirštėti. Taip pat ir į šį padažą keliauja likusios smulkintos petražolės.
Štai toks kreminis padažas su grybais bus panaudotas mėsos patiekalui. O pertrintas padažas spagečiams gardinti. Į spagečiams skirtą padažą sugalvojau įtarkuoti parmezano. Manau, kad tai skonio nesugadins, nes spagečiai ir parmezanas tikrai puikūs draugai. Na, o kol padažas dar šiltas, parmezanas šiek tiek išsilydęs. Belieka išvirti spagečius. Į puodą keliauja vanduo, kiekis pagal nuorodą ant makaronų pakuotės ir druska pagal skonį. Vandeniu užvirus sudedame makaronus ir verdame pagal nurodytas ant pakuotės rekomendacijas. Pas mane spagečiai virė apie 12 minučių. Makaronams išvirus vandenį nupilame. Spagečius perplauname švariu šaltu vandeniu. Užtarkuojame parmezano sūriu ir skaniname pesto padažu. Pas mane rukolos pesto, kurį gaminome visai nesenai. Nuorodą, kaip visada, jūsų patogumui palikau. Žiūrėkite ir gaminkime bei mėgaukimės kartu. Padažą permaišome su makaronais ir ragaujame. Paprasta, skanu ir labai jau pavasariškai žaliai gražu. Kitą dalį spagečių pagardinsime šiandien gamintų kreminių pievagrybių padažu. Gaminkite kartu, ragaukite ir parašykite komentaruose, kuris variantas spagečių jums patiko labiau. Pavasariškai žalias ar rudeniškai grybinis. Dar daugiau patiekalų su kreminiu pievagrybių padažu jau laukia jūsų dėmesio Devijoje. Dėl nuorodų nebesikartosiu. Žodžiu, rasite kaip visada. Beliks spūstelėti, gaminti, ragauti ir rašyti savo nuomonę. Tikiuosi, kad toks patiekalas jums patiks, nes tai pagaminta vištiena tikrai labai minkšta, skani ir sulaukia ne vieno komplimento. Na, o kadangi didžioji pavasario šventė jau nebe už kalnų ir bus gaminami įvairūs patiekalai ir salotos, siūlau pažiūrėti rinkinį įvairių padažų, tinkančių gardinti įvairias salotas ir ne tik. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū už receptų vertinimą piršteliais, skirtą laiką komentarui parašyti ir Devijos prenumeratą. Gražaus šilto pavasario ir skanių paprastų patiekalų. Iki.